Yra 5 būdai, kaip patikrinti, ar tavo produktas reikalingas ir kaip pavyzdį paimsime jautieną. Važiuojam. Pirmas yra Google Keyword Planner. Spaudžiam Tools, Keyword Planner ir tada Discover New Keywords. Įvedam jautieną, spaudžiam Enter ir Get Results. Spaudžiam Average Monthly Searches ir mum išmeta į viršų pačius populiariausius raktažodžius. Kaip matote, yra 8 raktažodžiai, kurių žmonės ieško tarp 100 ir 1000 kartų per mėnesį. Lyginant praeitų metų gruodį su šiuo metu gruodžiu yra 900% augimas šitoj paieškoj. Numeris 2 – Google Trends. Čia užtenka paspausti mygtuką Explore, įvesti savo raktinį žodį, tai yra jautiena. Tada pasirinkim geografiją, šiuo atveju Lietuva. Jeigu paimsime periodą, kuris yra pavyzdžiui nuo 2004 iki dabar, mes pamatysim, kaip stipriai auga jautienos poreikis. Ir žinoma, kuriame regione daugiausia žmonių ieško jautienos. Šita linija rodo, kad jautiena žmonėms įdomi. Keliaujam toliau. Numeris 3 yra konkurentų apyvarta. Pasižiūrim. Google surandu savo konkurentą, kuris prekiauja jautieną. Užeinu į rekvizitus ir pasižiūriu, kaip jiems sekasi. Keliauju žemyn iki pardavimo pajamų ir galiu pažiūrėti jo pajamų istoriją. Ir matau, kad 22-23 metais jisai sugeneravo apie 31 milijoną pajamų. Ir kas dar įdomu, kad 70% nuo apyvartos keliauja į užsienį, tai yra eksportavimas. Štai kita įmonė Jautienos Guru 23 metais, jų pajamos buvo 1 milijonas ir daugiau, taip pat patyrė nuostolio arba, taip sakant, galbūt kažkur tai investavo. Iš konkurentų matom, kad jautienos poreikis tikrai yra ir ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Čekijoje ir galbūt dar kitose šalyse. Ketvirtas būdas tai yra dūmų testas. Tai yra reklamos paleidimas į produktą ar paslaugą, kurios tu kaip ir neturi, bet esi sukūręs puslapį, kad žmonės paliktų užklausą, kad jo mane domintų. Jeigu surenki daug tokių atsakymų, jo mane domintų, tikrai noriu, tikėtina, kad šitas produktas žmonėms yra reikalingas. Ir numeris 5 yra, ar žmonės perka iš manęs paslaugų ir kokie yra atsiliepimai. Jeigu perka jau dabar iš tavęs ir geri atsiliepimai, tikrai gali leisti reklamą, nes produktas reikalingas. Taigi, jeigu poreikis yra, gali leisti net tokią ne pačią išvaizdžiausią reklamą ir turėsi, pavyzdžiui, tokius rezultatus. Pavyzdžiui, panaudoję 1100 eurų, galite sugeneruoti 16 600 eurų. O jeigu poreikio nėra, o galbūt prastas servizas aptarnavimas, gali būti sunku leisti reklamas pelningai, kad ir kokios geros, fainos reklamos bebūtų. Jeigu nori daugiau naudingų video apie reklamą ir pardavimus, sek mano profilį. Ačiū.